Tai pirmiausia dėkoju Evelinai, kolegijai, verslininkiai, Sijų mamos akademijos įkūrėjai, už idėjas ir pakvietimą apsilankyti prie Nevėžio, nes aš pati gyvenau Kaune ir prie Nevėžio labai daug gražių valandų praleisdam su šeima, su mergaitėm, kai jos augo. Bet ką aš noriu pasinaudoti progą, būdama tokioje gražioje aplinkoje, tikrai pradedu jausti ir suvokti, kad jeigu mes daugiau kreiptume dėmesio į savo vidinį pasaulį, jeigu mes daugiau derintumės prie aplinkos ir išnaudotume visas duodamas galimybės, mes apėjom, jūs pažiūrėkit, pilnos pievos žalėsių, pilnos pievos valgomų augalų. Čia va vanduo, čia visur takeliai, aplinka yra fantastiška, tiesiog kviečia judėti ir būti gamtoj, kiek galima daugiau. Aš žinau, kad moterys, ypač jaunos mamytės su vaikais, yra užimtos ir kaip sako, gal ir sunku išsiruošti ir daugiau skirti savo dėmesio, bet žinokit, mes turim išmokti tą daryti, nes kitaip gyvenimas prabėga pro šalį ir tik atsisukė atgalios, nežiūri vaikai užaugo, atsisukė atgalios, jau kaip sako, 20-30 metų nebeliko ir ką mes gero nuveikėm, nei save pažinom, nei save prižiūrėjom, sunaudojom laiką, jokio įkvėpimo neturėjom ir atsidūrėm ten, kur esam ir dažniausiai ne visada sveiki, ne visada savo gražus, ne visada savo patinkantys, o svarbiausia, savęs nemylintys. Tai ką aš siūlau? Aš siūlau pradėti save mylėti čia ir dabar, va čia akimirka, kaip kad dabar, sakysim, ar ne? Įkvėpimas yra toks stiprus, kad atrodo viską mesi ir bėgsi. Aišku, aš nepasiruošusi, mano tikslas buvo rašyti kažką tai ir perteikti žinią jum. Bet jeigu, sakysim, ryte jūs turit galimybę prabėgti kilometrą ar du, padarykit tą ir pasiieškokit tokią vietą panašią į šitą. Nevėžio pakrantė, gal prie Vilnelės, gal prie Neries, gal tiesiog parke ar miške. Skirkit tam laiko, nepagailėkit. Jeigu yra vandens telkinys, būtinai išsimaudykit, užsigrūdinkit, nebijokit. Iššokit ir išlipkit, jeigu šalta, jeigu bijot. Aišku, pasirinkit saugią vietą, kad būtų, kad neduok dieve reiktų paskui gelbėti. Tikrai gink dieve, kad taip nenutiktų. Prie viso to, kai pradėsit jausti poreikį savim rūpintis, pagalvokit apie mitybą, kaip geriau ir kaip švariau ir kaip sako, skaniau galėtumėt pradėti save ir savo šeimą ir artimuosius maitinti. Paskutiniu metu labai susilaukiu daug klausimų apie kaip pagelbėti ir įvesti, kaip pagelbėti savo ir šeimai ir kaip įvesti daugiau gyvo maisto ir racioną. Ypatingai jaunos mamytės su vaikais ir dažnai sako, o mano vaikai nevalgo daržovių, ką man daryti? Aš sakau, nesirūpinti pirmiausia ir pradėti valgyti daržovės, nes vaikai daro tą, ką mamytė daro. Nes vis tik tai didesnę dalį laiko augdami vaikai praleidžia su mamytė. Todėl, kad jeigu jūs rodysit pavyzdį, vaikam nebus jokių problemų, kaip sako, pradėti daugiau vartoti žalio ir gyvo sveiko maisto. Kalbant apie jaunesnės kartos moteris, apie jaunas merginas, kuriuom rūpi sveikata, kuriuom rūpi figūra, žinokit, paprastas labai dalykas, pradėkit nuo vandens gėrimo. Pasistengkit ryte išgerti stiklinę, išbėkit pabėgioti, pasportuoti. Jeigu jūs miesto gyventoja, jūs turbūt lankot sporto klubą. Patarimas paprastas, susiraskit trenerį ir pasikalbėkit. Tikrai yra specialistai, kurie išmano, kaip tvarkyti kūną, kaip jį prižiūrėti, kokie pratimai, raumenų grupėm ir panašiai. Ir tuo pačiu aš manau, kad jie išmano ir mitybą. Jeigu ne, yra mitybos specialistų. Ir tikrai nepatingėkit, kaip sako, nepatingėkit ir nepagailėkit investuoti į save, nes laikui bėgant, gyvenimo, kaip sako, eigoje viskas atsiperka. Jeigu dabar prisižiūrit, kaip automobilis, įsivaizduokit, jeigu jūs netvarkote palų, nekeičiat padangų, neprižiūrit, yra netgi, kaip sako, priverstinė technikinė apžiūra, ko žmogus neturi. Jis eina per gyvenimą ir jau tik tada kreipiasi į gydytoją ir sako, tą medicininę peržiūrą praeina tik tada, kada jam to labai reikia, kada jau jisai, sako, reikia sveikatą taisyti. Taip, kad to nenutiktų, jūs palaikykit savo sportinį, kaip sako, tonusą ir mitybą suderinkit. O apie mitybą atskirai, jeigu kas sudomins, tai galėsim pakalbėti kitame epizode.